Labas, aš esu Irena Strasdienė, jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandien kartu su jumis keliausime į besilaukiančių mankštą, kuri tinkama visiems nėštumo trimestrams. Šiandien mums reikės kamuolio ir pledo po keliais pasidėti. Aišku, patogi apranga, įsitikinkit, kad jūsų aplinka yra saugi ir jeigu įmanoma, kad tą laiką jūsų niekas netrukdys. Atsisėdam ant kamuolio, įsitikinkit, aišku, kad kamuolys yra patogus ir atitinka jūsų ūgį. Kaip tą pasitikrinti, jau ne kartą pasakojau, atsisėdat ir jūsų kampas kojų turi būti maždaug 90 laipsnių. Jeigu kamuolys pripūstas per mažai, jūs įgriūsite kamuolį, jeigu per daug, jūs vers nuo kamuolio. Todėl pasirinkit savo dydį, ūgis minus metras. Maždaug taip mes skaičiuojam. Mano ūgis yra 1,67, tai minus metras yra šiam 7. Šitas kamuolys yra 65 diametro. Tai va, man tinkamas kamuolys. Atsisėdam patogiai, stenkite sėdėti per kamuolio vidurį, kad jūsų sėdmenys pilnai būtų įpatoginti ir kad jaustumėte saugiai. Pėdas prispaudžiat prie grindų, visų ūgių paaugat aukštyn. Galit užmerkti akis ir kvėpuojam per nosį. Lėtas įkvėpimas, stebėkit, kaip oras teka per abi šnerves, pripildo plaučius. Ir su iškvėpimu iš plaučių oras išteka vėl per abi šnerves. Po keleto įkvėpimų gali būti, kad nugara nustojo būti tiesi, tai pasitikrinkit, nes labai dažnai ir pečiai nugriūna pirmyn, ir kuprelė atsiranda, tai stenkitės išsitiesti pilnai. Ir dar įkvėpimas ir ramus iškvėpimas. Pasukiojam galvą į šalis, įkvėpiam galvą į vieną pusę, iškvėpiam į kitą. Apšilimo nepraleiskit, jis yra ypatingai svarbus, ne tik besilaukiant, bet ir apskritai bet kam. Įkvėpiam į vieną pusę, iškvėpiam į kitą. Ir lygiai tas pats, įkvėpimas makras žemyn, iškvėpimas makras į lubas. Stebim kaklą, kaip jisai minkštai išsitempinėja, nesukandam dantų, liežuvį prispaudžiat prie gomurio. Užbaigiam iškvėpimu ir pradedam ridenti galvą. Lėtai įkvėpimas galva per priekį, iškvėpimas atgal. Įkvėpimas per priekį, iškvėpimas atgal. Kokie 2-3 kartai. Labai svarbu, kad turėtumėt visą laiką fokusą į kaklą ir į pečius. Jūsų pečiai turi būti atpalaiduoti. Į kitą pusę. Dar labiau minkštėja kaklas, dar labiau atsipalaiduoja veidas. Grįšim į centrą ir kelsim pečius į viršų, įkvėpsit, o su iškvėpimu numetat juos žemyn. Ir dar 2 kartai. Ir dabar suksim ratą. Pečiai aukštyn, atgal, žemyn ir į priekį. Ir įkvepiam, ir iškvepiam. Į kitą pusę. Dar vienas ratas. Gerai. Ir dabar prasukam ranką. Viena ranka kyla įkvėpimas, iškvėpimas leidžiasi. Stenkitės pačios nesisukti paskui ranką. Jūs lieka centre, o ranka viena pati suka ratą. Ir į kitą pusę. Įkvepiam ir iškvepiam. Neskubėkit. Ir kitą ranką tą patį.
į kitą pusę. Labai aiškiai pasimatys skirtumai tarp abiejų rankų. Ir tai priklauso nuo to, ar jūs dešinė rankė ar kairė rankė, kaip jūs įpratusi miegoti, kaip jūs vairuojat. Žodžiu, daug yra niuansų, kodėl mūsų pečių juosta būna įtempta. Vienas iš pagrindinių yra kvėpavimas, kurį mes dažnai atliekam neteisingai. Tai dabar padarysim kvėpavimą. Dedat savo delnus ties šonkauliais, po krūtinę ir įkvėpimo metu išplečiam savo šonkaulius, nekeliam pečių, o su iškvėpimu nuleidžiam šonkaulius žemyn. Nespaudžiat pilvuko, o tik tai šonkaulių kampučius paspaudžiat žemyn. Įkvepiam, atpalaiduojam delnus, leidžiam šonkauliam plėstis. Su iškvėpimu nuleidžiam šonkaulius žemyn. Ir dar kartą. Nuleidžiam ranką ant kamuolio, kitą keliam į viršų, įkvepiam, iškvėpimas. Stumiat dubenį kartu su kamuoliu į vieną pusę, o ranka į kitą. Ir apatinė ranka slysta žemyn per kamuolį. Įkvėpimas keičiam ranką, iškvėpimas tempiam kitą šoną. Ir įkvėpimas keičiam ir iškvėpiam. Ir dar kartą keičiam ir iškvėpiam. Rankos lieka ant kojų, mes neriam pirmyn, pasisuku šonu. Neriam pirmyn, atidarom krūtinę, įkvepiam. Su iškvėpimu neriam atgal, apvalinam nugarą, tiesinam rankas. Žiūrim į pilvą. Ir pirmyn įkvėpimas. Grįžtam, iškvėpimas. Dar vieną kartą. Gerai, dabar kylam nuo kamuolio ir padarysim išsitempimą. Stovint, paskui tą patį padarysim nuo kelių. Sulenkiat kojas. Kai lenkiat kojas, noriu atkreipti dėmesį į kelius. Keliai nesubėga į centrą ir nepabėga labai į šalis. Tai stenkitės, kad būtų ten, kur kulnai, ten ir keliai. Toks pats plotis. Įkvepiam, iškvėpimas, tempiamės pirmyn, pilvas tarp šlaunų. Įkvėpimas, apvalia nugara kylat, žvilgsnis į pilvą. Iškvėpimas, tempiamės pirmyn. Rankų irgi nenusiaurinkit. Turi būti maždaug pečių plotis. Dar kartą įkvepiam ir su iškvėpimu išsitempiam. Pasimam kamuolį į rankas. Parodysiu šonu, kad būtų aiškiau. Dabar, kadangi jūsų pilvelis verčia jūs į priekį, truputėlį pamažinkit lordozę. Lordozė tai yra mūsų šitas išsirietimas. Natūrali lordozė jinai turi būti, bet per daug neišsirieskit. Tai vat šiek tiek dubenį pasukit po savimi. Kamuolys suspaustas gerai delnais. Mes čia įkvepiam, su iškvepimu apvalinam nugarą, stumiam ją atgal ir spaudžiam šiek tiek kamuolį. Įkvepimas. Išaugam aukštyn, atidarom krūtinės ląstą, nuleidžiat pečius į apačią. Iškvepimas, apvali nugarą. Ir dar kartą įkvepiam ir iškvepimas. Ir dabar spausim kamuolį. Labai svarbu, kad jūs spaustumėt ne pilvu ir ypač tos, kurių nėštumas dar yra labai mažas, yra įprotis įtempinėti pilvo presą, stenkitės pilvą atpalaiduoti ir dirbti labiau su rankom, su viršutinė dalimi, su krūtinės raumenim. Įkvepiam, iškvepimas spaudžiam kamuolį. Ir spaudžiat ne tik delno pakilą, bet visus pirštus gerai prispaudžiam prie kamuolio ir kiekvieną pirštą jaučiat. Įkvepiam, iškvepimas paspaudžiam. Ir įkvepiam, atpalaiduojam ir iškvepiam, paspaudžiam. Ir dar kartą. Ir stebėkit, ar neišsirietėt vėl per juosmenį. Ir vėl truputėlį dubenį pasukot. Gerai, ir dabar liekam čia, paspaudžiam kamuolį ir sukam. Vieną ranką viršuje,
kita ranka viršuje. Nugara tiesi. Nekelkit rankų labai aukštai, jos lieka krūtinės maždaug aukštyje. Aukščiau pečių nekeliam. Gerai. Nuleidžiam kamuolį. Jeigu jaučiat, kad įsitempia pečiai, truputėlį prasukit juos. Ir dabar kamuolys liks šone. Pasirenkat, nuo kurios kojos pradėsit. Šiaip rekomenduojama pradėti nuo nedarbinės kojos. Aš ir pradėsiu nuo kairės. Mano kairė yra silpnesnė. Atvedam koją į šalį. Ranka tik vos dar liečia kamuolį. Ir stipriai iš tikrųjų į kamuolį nesiremkit, nes jisai juda ir galit pamesti pusiausvyrą. Ištempiam kaklą, išsitempiam visų stuburų ir atkeliam koją. Ir va čia svarbu neišsiriesti per juosmenį. Jeigu galit, jaučiat stabilumą, keliat ranką. Ir jeigu dar jaučiat stabilumą, žvilgsnį pasukat į savo viršutinę ranką. Nebūnam čia ilgai, grįžta galva, nuleidžiam ranką ir tada sulenkiam koją. Ir jeigu pasiekėt ją, pasičiupot, ištempėt. Paleidžiam koją, nenumetam, ją vėl patiesinam ir lėtai nuleidžiam. Nugarą truputėlį pailsinam, nuleidžiat galvą ant rankų, rankos ant kamuolio. Porą kvėpavimų. Ir tą patį padarom kitą pusę. Dešinė mano koja dabar atraminė. Išsitiesiam. Neskubėkit kelt kojas. Truputėlį atremta pirštų galais. Tada mes išsitempiam, išaugam. Keliam koją, jaučiam, kuriame aukštyje mes ją galėsim išlaikyti. Ir kada jau radot pusiausvyrą, keliat ranką. Ir jeigu ir čia radot pusiausvyrą, žvilgsnis į ranką. Nebūnam ilgai, grįžo žvilgsnis, grįžo ranka, sulenkiam koją, jeigu pasiekėm, pasičiupom ir ištempiam. Paleidžiam koją, patiesinam ją ir lėtai nuleidžiam žemyn. Ir dar kartelį. Nugarą apvalinam, ramiai kvėpuojam. Leisimės ant kelių, aš visą laiką pledą pasidedu po keliais, jum irgi rekomenduojam. Kojos yra per siaurai pasidėjau. Dėkit pledą plačiau, kad tilptų abi kojos. Nebesusitvarkau su pledu. Nu va. Ir stenkitės, kad jūsų pledas irgi būtų kaip ir mano, tiesiog gražiai ištiestas, kad pilnai blauzdos prisispaustų. Ir atsimenat, mes stovint darėm išsitempimą, dabar darom tą patį nuo kelių. Rankomis tempiamės pirmyn. Įkvepiam, iškvėpimas apvalia nugara, priartinam kamuolį prie savęs. Ir įkvėpimas tolyn. Ir iškvėpimas, apvali nugara, žvilgsnis į pilvą. Dar kartą. Pirmyn. Ir grįžtam. Liekat ant kelių. Kamuolys į šalį. Koją patiesinam. Dedat koją taip, kad pirštai būtų vienoje linijoje su keliu. Ir čia apatinė ranka gana stipri turi būti. Mes kelsim viršutinę ranką, įkvėpsit, su iškvėpimu tempiamės tolyn. Tik tai nenukriskit žemyn, nenukriskit į priekį. Jūsų tikslas, kad koja, liemuo ir ranka būtų vienoje linijoje. Tai nereikia labai žemai nusileisti. Valdot jūs šitą su apatinė ranka. Kieno rankos stipresnės, jūs galit delną laikyti ir temptis tolyn. Kieno ne tokios stiprios rankos, jūs galit dilbį padėti. Va ir čia likti.
Ir tada įkvėpimas, mes grįžtam, iškvėpimas vėl tempiamės. Stebėkit kaklą, jis greičiausiai čia pavargs. Tai pečių nepritraukit prie ausų. Gerai. O dabar kamuolys prieš save, koja lieka. Ir tempiatės rankomis pirmyn. Pasisuksiu šonu. Tempiamės rankomis pirmyn. Ir čia vėl banga, mes grįžtam. Tiesia nugara, tiesiom rankom pirmyn. Apvali nugara, apvalios. Sulenktos šiek tiek rankos. Ir grįžtam trečią kartą. Vis dar ta pati pusė. Dabar koją sulenkėt ir pritraukėt kamuolį. Ir gana stipriai jį spaudžiat į save. Prispaudžiat ir išguldot visą šoną. Rankas slysta arba ant grindų, arba ant kamuolio liks. Vėl patiesinat koją. Laikotės į kamuolį. Arba vieną ranką laikot ant kamuolio, kitą ant grindų. Ir atkėliam koją. Pirštai keletą kartų į save nuo savęs, tik nežiūrėkit į koją, nes labai įsitempia kaklas. Nustumkit galvą atgal. Aišku, idealu, jeigu jūs darot prie veidrodžio, matot save. Nesukandam dantų, ramiai kvėpuojat. Pirštai lieka nuo savęs ir piešiam apskritimą. Labai iš lėto. Iš klubo, atpalaiduota, koja minkšta, negreitinkit tempo. Ir į kitą pusę. Įkvepiam, iškvepiam. Dabar pirštai į save, koja pirmyn, įkvėpimas, koja atgal, iškvėpimas. Per daug atgal kojas nestumkit. Ir dar vienas kartas. Ir čia vėl, kaip darėm stovėdamos, lenkiam koją, prisitraukiam ją, ranką pakabinam. Paleidžiam koją. Ir poilsiu prieš kitą pusę išsitempėt pirmyn. Galit priartinti kamuolį, dėti rankas ant kamuolio ir galvą ant rankų. Atpalaiduokit čia pečius, stebėkit savo ramų kvėpavimą, įsipatoginkit ir dubenį, kojų pirštai kartu kelia į šalis ir čia pilvuko niekur nespaudžiat. Nu ką, mums liko dar kita pusė. Dabar kita koja į šalį. Bandom prisiminti, ką ten darėm. Ir ranką keliam, su iškvėpimu tempiamės tolyn. Ir čia prisimenat, arba delnas, arba dilbis. Priklauso nuo to, kaip jaučiat savo ranką ir aišku petinis. Jeigu petys yra atkilęs prie ausies, tai tada geriau dėkit dilbį, jeigu jums neužtenka jėgos. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir įkvepiam. Čia kokie 3-4 kartai, taip kaip jaučiat. Gerai. Kamuolys prieš save ir tempiamės pirmyn. Aš vėl pasisuku šonu. Ir įkvepiam. Apvalia nugara. Kylam. Iškvepiam. Ir įkvėpimas. Dar kartą. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Koją priartinam. Ir dabar vėl kamuolį. Stipriai spaudžiat į save. Išsiguldot. Apsikabinat kamuolį ir pasižiūrit, ar paliksit ranką ant jo, ar nuleisit ant grindų. Koją atkėlėm ir keletą kartų pirštai į save nuo savęs. Prisimenat, galva ne priekyje, o nustumėt ją atgal.
Paliekat pirštus nuo savęs ir pradedat piešti apskritimą. Įkvėpimas koja kyla, iškvėpimas koja leidžiasi. Į kitą pusę. Ir dabar bus pirštai į save, koja pirmyn. Įkvėpimas, važiuojat kartu su kamuoliu, iškvėpimas grįžtat. Įkvėpiam, iškvėpiam, dar kartą. Įkvėpiam, lenkiam koją, iškvėpiam, pasičiupom ją. Paleidžiam koją, liekam ant kelių. Ir dabar įkvėpimas bus centre su iškvėpimu rankos į vieną pusę, o dubuo į kitą. Įkvėpimas mes vėl grįžom, keičiam rankos į kitą pusę, dubuo į priešingą. Priekiu pasisuku. Paskutinis iškvėpimas. Ir liekam sėdėti. Atsisėdat ir kojas ištiesinat pirmyn. Sukuos į šonų. Paklotukas gali likti kaip jums patogiau. Kojos tiesios, rankos ant kamulio. Čia įkvėpsit, o su iškvėpimu kojų pirštai bus nuo savęs, riedat kartu su kamuoliu pirmyn, nesuspaudžiat pilvuko, o kad nesuspaust pilvuko, nesusikuprinkit labai stipriai, stenkitės krūtinę laikyti atvertą ir tempiatės rankomis į priekį. Su įkvėpimu, kai kamuolį artinat, nugara tiesi, kojų pirštai į save, o su iškvėpimu kojų pirštai nuo savęs, tempiatės į priekį. Ir įkvėpiam. Ir iškvepiam. Ir dar kartą. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Labai gerai. Gerai, kamuolys į šalį. Liekat sėdėti. Galit pasiaukštinti savo pledą. Kojas sukryžiuokit taip, kaip jums patogu. Ištempsim šonus dar ir čia. Ranką nuleidžiam, kitą keliam, įkvepiam, tempiamės į šalį, nenumetat galvo žemyn, iškvepiam. Ir neleidžia dubeniui kilti. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir dar kartą. Įkvepiam ir iškvepiam. Gerai. Čia rankos ant kojų, krūtinę stumiat į priekį, sukuos į šonų, kad būtų aiškiau. Krūtinę į priekį įkvepiam, apvali nugara iškvepiam. Nesuspaudžiat pilvo. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartą. Įkvepiam ir iškvepiam. Patiesinat nugarą, liekat sėdėti tiesia nugara. Jeigu nepatogu sėdėti ant grindų, sėskit ant kamuolio. Ir dabar viena ranka ant krūtinės, kita ant pilvuko. Ir kvėpuojam. Ramus, lėtas įkvėpimas. Pirmiausia teka į krūtinės ląstą. Delnas ant krūtinės šiek tiek kyla. Ir tada iškvėpimas nukeliauja į pilvuką. Labai stipriai pilvo išpūst nereikia. Jūs stebit savo natūralų kvėpavimą. Su iškvėpimu švelniai įdumba pilvukas ir nusileidžia krūtinė. Nesukanda dantų, atpalaiduojat veido raumenis. Kvėpuodamos va taip ramiai, stebėkit savo kūną. Galbūt jam reikia pasitaisyti, kažkaip įsipatoginti. Gerai, ir dabar abi rankas dedam po pilvuku, delnas į delną. Pečiai lieka atpalaiduoti. Čia vėl, jeigu jaučiat pečiuose įtampą, atkelkit juos ir numeskit žemyn. Liekam tiesia nugara.
Liekat su savo natūraliu kvėpavimu, akis užmerktos. Ir dabar savo vidiniu žvilgsniu apžiūrėkit dešinę koją, kairę koją, dešinį sėdmenį, kairį sėdmenį, juosmenį, nugarą ir stuburą, dešinę ranką, kairę ranką, dešinį petį, kairį petį, krūtinės ląstą, krūtis, pilvas, kaklas, smakras, skruostai, smilkiniai, kakta, visa galva. Vėl žvilgsnį grąžinat į pilvą, visi vidaus organai ir ypač gimda. Mūsų gimda yra unikalus organas, šiaip yra maždaug apelsino dydžio, o kai laukiamės, jinai padidėja tiek, kiek reikia mūsų mažyliui ir joje telpa ne tik lėliukas, bet ir placenta, ir vaisiaus vandenis. Ir lygiai taip pat po gimdymo jinai susitraukia iki beveik pradinio dydžio. Ir šita unikali savybė yra tikrai stebuklinga, todėl padėkokit savo gimdai už tai, kokia jinai yra, už tai, kad jums dovanoja vaikelį, galbūt jau ne vieną. Nusišypsokit savo, pačiai nuostabiausiai moteriai pasaulyje. Kitos tokios nėra. Ir jūsų aplinkai labai pasisekė, kad jūs esat. Ir su šita mintim, su ta šiluma viduje, sugrįžkit čia dabar, atmerkit akis, sudėkit rankas prie krūtinės ir padėkokit savo šią praktiką. O aš jums sakau, iki kitų kartų.